Sveiki visi, sveikinamės iš Strasbūro, eilinė mūsų plenarinių posėdžių savaitė. Kaip ir visi politikai labai norėtumėm kokių nors gerų žinių paskleisti, bet dėja nelabai tas pasaulis toks susivėlęs ir išjudėjęs ir mūsų plenarinių savaitėje pagrindinė diskusija buvo apie saugumą, apie gynybą, apie padėtį. Ir aišku, visi kalbėjo apie Ukrainos frontą, apie tai, ką turim daryti. Nors daug kas sakė, kad jau vakar reikėjo daryti ir nebekalbėti, o iš tikrųjų daryti. Bet turiu ir gerų žinių. Geros žinios yra tos, kad švedai pagaliau jau pralaužė paskutinius ledus, vengrai ratifikavo Švedijos narystę NATO, nors dar nepasirašytas tas priimtas sprendimas jų parlamento pirmininko. Bet laukiam, sveikinam, visi suprantam, kad Lietuvai tai yra taip pat svarbu, ko gero, negu kad lygiai kaip ir mes įstojome į NATO, vien todėl, kad užsipildė Baltijos regiono žemėlapis, dar viena NATO valstybė, mes įgavom strateginį gylį, taip vadinamą, ir esant dienai X, mūsų gynyba, mūsų apginamumas, atgrasimas netgi jau ateina į visai kitokį lygmenį, strategiškai sumažėja Kaliningrado arba Karaliaučiaus regiono reikšmė, nes iš Švedijos teritorijos NATO galėtų vykdyti operacijas, tokias operacijas, kurių kaip tik mums labiausiai reikia. Bet prie to neapsistosim. Kaip minėjau, šią savaitę buvo pagrindinis debatas, diskusija, kurioje dalyvavo ir Ursula von der Leyen apie ES saugumo, gynybos ateitį. Beje, labai svarbus tame pačiame, aišku, kontekste buvo Julijos Navalnos pasisakymas, kuri buvo pakviesta į parlamentą. Ir mes jau esam čia kalbėję, kad Navalno nužudymas ir jo mirtis apskritai ir tas laikmetis, tos aplinkybės, situacija pačioj Rusijoje irgi yra viso bendro platesnio saugumo vaizdo dalis. Pats daug dirbi dėl to, kad įtikintų vakarus, kad turėtų labai aiškę strategiją dėl Rusijos. Mes tą nekartą jau irgi aptarėm. Tai, Andriau, gal tada ir perduodu žodį tau, kaip pagrindiniam viso Europos parlamento pranešėjui Rusijos klausimais. Ir mes abudu pasisakėm per šitą debatą, tačiau perduodu žodį tau. Ačiū, Rasa. Tai aš gal keletą tik tai taip epizodais porą tokių akcentų. Na, tai dėl saugumo ir gynybos reikalų, tai Ursula von der Leyen, kaip visada, buvo stipriai kalbėjo apie tai, ką reikia daryti, apie gynybos industrijos radikalų stiprinimą Europoje. Tai tie dalykai turbūt yra suprantami. Bet man labai strigo vieno iš mūsų čia kolegų europarlamentarų, gerai žinomų čia Europos parlamente, vokiečių žaliųjų, vieno iš lyderių Reinhardo Butihoferio pasisakymas, kai jisai, mes savo tokių žodžių neleidžiam pasakyti, kritikuodami kai kurių didžiųjų sostinių lyderius, tame tarpe Paryžiaus ir Berlyno. Jis beje yra valdančios koalicijos partijos Vokietijoje atstovas, bet jisai baigė savo kadenciją, tai jisai jaučia tokią senioristės pareigą pasakyti tiesą. Tai jisai tiesiai įvardijo, jog iš tikrųjų Europos didžioji problema yra tai, kad personalinė lyderystė yra visiškai, taip sakant, menkam lygiai, kad nei Makronas, nei Šolcas tos misijos nesugeba realizuoti. Ir tai yra didžiausia problema Europoje. Na ir jisai taip labai gražiai baigė, sakydamas, kad iš tiesų tokiu atveju lyderystę turi perimti į savo rankas parlamentarai. Tiek Europos parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai. Ir tą mes stebim jau, čia, man atrodo, jis labai taikliai įvardino, nes iš tikrųjų visiškai nesenai praeitą savaitę man teko lankytis su visa nacionalinių parlamentų didelė delegacija, čia Žygis Pavilonis, kai visada labai aktyviai suorganizavo gal virš 20 šalių, ES šalių, plus Kanada, plus Islandija, Britanija, užsienio reikalų komitetų pirmininkų delegacija važiuoti į Kijevą. Tai visi esam tose pačiose, taip sakant, pozicijose, visi nėra jokių abejonių, kiek reikia Ukrainą remti ir kiek kelia susirūpinimo tai, kad lyderiai, vyriausybės nesugeba padaryti tų sprendimų, apie ką jau ne vieną kartą kalbėjo. Tada antras buvo epizodas iš tikrųjų stiprus, tai be abejo Julijos Navalnos kalba. Na, pirmas dalykas, tai aš taip sakyčiau, šitų rūmų
salės tribūną turbūt niekad dar nebuvo panaudota tokiam žodžiam apie Putino režimą, kruvinas mafijos režimas ir panašiai. Antras dalykas, ką jinai labai teisingai įvardijo, jog derėti su tokiu režimu yra visiškas absurdas, bet kokiu klausimu. Ir trečias dalykas, ką jinai, man atrodo, irgi labai taip taikliai ir aštriai įvardijo, jog norint padėti Rusijos žmonėm, kad Rusijoje įvyktų transformacija, tai neužtenka, kaip jin pasakė, tokių kasdieninių tokių... Nuobodžių, jinai pavadino žodį nuobodžių, aš sakiau tradicinių irgi. Lygiai tą patį jau iš vakaro čia dėrybose dėl kai kurių dokumentų sakiau, kiek mes galim kartoti tas pačias nuobodžias frazes, kreiptis į Putiną, paleisti ten politinius kalinius, pasmerkti, pareikšti solidarumą ir taip toliau. Tie dalykai neveikia. Veikia realūs veiksmai. Kaip Ukrainos tikrai mes nepadėsim savo solidarumo pareiškimais, reikia ginklų, taip ir Rusijos demokratiniai transformacijai nepadėsim vien tik tradiciniais pareiškimai. Jinai įvardijo pakankamai tiksliai, kad ko reikėtų. Tai reikėtų žymiai taiklesnio ir aštresnio tų Kremliaus mafijos kruvinų pinigų persekiojimo Europoje, kurie visus tenai suslėpia ir taip toliau. Aš prie to pridėčiau ir tai, kad vakarai turi žymiai aiškiau matyti Ukrainos pergalę kaip instrumentą, kuris gali padėti tom transformacijom Rusijoje įvykti, nes tai gali atvesti iki Putino režimo žlugimo tokią pergalę ir to nereikia bijoti. Ir trečias dalykas, kurį aš taip, kitoje diskusijoje, kaip tik dėl saugumo diskusijoje, įvardėjau, kad vakaram reikia galų gale išlipti iš savo baimių, tokios kryžkelės, nežinau net kaip pavadinti ją. Nes iš tikrųjų, kai pasižiūri Ukrainos reikaluose, o tai, kaip aš jau sakau, netiesiogiai siejasi ir su transformacijom Rusijoje, tai problema yra tai, kad vakarai yra pasiklydę savo baimėse. Jie teisingai bijo Ukrainos pralaimėjimo, bet kartu bijo ir Rusijos sutriuškinimo, nes galvoja, kad po to ateis didelis chaosas. Tada vakarai bijo ilgo karo, natūralu, nes sako, mūsų visuomenės gali pavargti, jeigu, reiškia, karas tęsis labai ilgai, pavargti remti Ukrainą, bet kartu bijo duoti ginklų Ukrainai tiek, kad tą karą užbaigtų Ukraina savo pergalę artimiausių metų, nes bijo, kad tada Putinas atsakys labai stiprią eskalaciją. Tai iš to reikia tiesiog išlipti pagaliau ir nebijot Putino sutriuškinimo. Šitą savaitę parodė, kad tokioj kryžkeliai labai esam. Ta kryžkelė, Europą aš turiu omeny visą Europos Sąjungą ir mūsų vakarų pasaulį, bet aš vis dėlto turiu tokio optimizmo, kad to supratimo atsiranda, bent jau vyravo salėje supratimas, kad iš tikrųjų situacija yra prasta. Mes turim veikti, o ne vien tik tai kalbėti dėl Navalnajos. Tai du dalykai. Vienas dalykas, aš manau, kad dabar tikrai kamuolys, labai stiprus kamuolys yra visos Rusijos opozicijos rankose, kad galbūt pagaliau jie gali aplink kažką susitelkti. Bet aišku, ir paties Navalno komandos žmonių ir panašiai, jiem labai reikia tokio aiškaus artikuliavimo savo pozicijos ir panašių dalykų. Kitas dalykas, į Lietuvą noriu kreiptis, nes čia daug kas vis dar tebegyvena tokiuose naratyvuose apie blogą Navalną ir panašiai. Tai tikrai Ukrainai buvo skirtas jos kalboj savaime suprantamas rūpestis, savaime suprantamas pasmerkimas, paminėjo apie tai, kad Putinas turi atsakyti už viską ir už jos vyro nužudimą, ir už tai, kad užpuolė taikę ir kaimininę demokratinę valstybę ir kad turi ateiti atpildas. Bet dabar pereikim dar, kiek čia mums nedaug liko laiko, apie dalykus susijusius su saugumu. Mes nekartą esam kalbėję apie tą frontą, karo frontą vakaruose, kuriame reikia veikti ir tokius naratyvus ir teisingus, kaip mums atrodo, kryptis padėti brėžti bendrai visiems. Bet yra kitas dalykas, vis labiau ir labiau matoma ir kalbama apie tą Putino suaktyvėjusi hibridinio karo veikimą vakaruose ir pas mus taip pat ir vakaruose. Čia visai neseniai The Economist straipsnis išėjo didelis apie tai, kad Rusija iš naujo perorganizavo savo šnipų veiklą ir įtakos agentų veiklą vakarų valstybėse.
ir kad tai daro daug efektyviau negu darydavo anksčiau. Netgi ten yra paminėta apie tai, kad yra sukurti specialūs, taip ir vadinasi, specialūs įtakos komitetai, kuriems Sergejus Kirijenko juos koordinuoja ir atsakingas yra. Mes tai jaučiam ir parlamente, labai išdrąsėjo tam tikros jėgos, kurios savo žinutės skleidžia. Na ir prieš gerą savaitę mes čia buvom susitikę su Europos Sąjungos institucija, tokia Stratkomo žmonėmis, kurie rūpinasi arba bent jau analizuoja tą rusišką įtaką mūsų valstybėse. Jau gal ir minėjom anksčiau, jie paminėjo 3 dalykus svarbiausius, į kuriuos taikysis Rusija čia, bandydama emociškai stiprinti jiem naudingas žinias ir naudingą veiklą. Tai yra, aišku, Ukraina, nuteikimas prieš ukrainiečius. Antras dalykas, tai yra ūkininkų streikai, jų yra targetas. Ir trečias dalykas, Ursula von der Leyen. Tai dabar apie ūkininkus. Čia pasirodė, kaip tik mes kai kalbam, išvakarėse mūsų video, kai bus paleistas ir žinutė, viena kita, apie tai jau Lenkai patys mato, kaip kai kurie veikėjai įtakingi turėjo kontaktų ir su Rusija. Ir Lietuvoje labai aktuali tema, dėl to, kad kažkas nukreipia Lenkijos ūkininkus jau ateiti prie Lietuvos sienų. Ir aišku, tame bendrame kontekste, matant, kaip Rusija to džiaugiasi, natūraliai žmonėms kyla klausimas, kad tas nukreipimas prieš ukrainiečius yra Rusijai labai naudingas. Tai tu turi irgi labai konkrečių faktų apie tai, dėl ko ūkininkai protestuoja, ir labiausiai girdisi tas Ukrainos grūdų klausimas, nors šalia to dar yra ten ir tas žaliasis kursas, bet apie tai. Na, tiesą sakant, man tai trūksta žodžių išsakyti savo ir moralinį, ir politinį pasipiktinimą, tais pačiais Lenkijos ūkininkais, nors čia lik ir kaimynai, ir valdžia mūsų, taip sakant, artima. Bet tai, kas yra daroma, tai, aš čia sakau, sunku man toliau tęsti tą, nes ta blokada Ukrainos, reiškia, pasienio, nieko bendro neturi su grūdų situacija pačioj Lenkijoje. Nėra tenai tų grūdų iš Ukrainos. Jie buvo, aš galiu, čia nieko daug neparodysiu, bet... Gal parodys paskui. Gal paskui parodysim, bet iš tikrųjų yra duomenys, oficialūs duomenys iš Europos Sąjungos muitų ir mokesčių tarnybų, kurie rodo, kad taip, iš karto prasidėjus karui, Ukrainos grūdai 5 šalia esančiose valstybėse iš tikrųjų pasirodė dideliais kiekiais. Nes nebuvo kur dėti, reiškia, kai uždarė Rusai Odesos visus kelius per jūrą, tai tų grūdų buvo nemažai. Ir, čia skaičiai, realūs skaičiai. 22 metų lapkričio mėnesį pikas 5 šalis, tai yra Lenkija, Vengrija, Rumunija, Slovakija ir Bulgarija. Į jas patenka beveik 1 milijonas tonų Ukrainos grūdų. 970 tūkstančių tonų grūdų. Nuo 23 metų, birželio mėnesio, kai buvo įvestos visos papildomos priežiūros ir kontrolės priemonės, Europos Sąjungos priemonės, 23 metų lapkričio mėnesį į tas pačias 5 šalis Ukrainos grūdų kiekis, kuris pateko į tas šalis, buvo 15 tūkstančių tonų. Kitaip sakant, 60 kartų mažiau, lygiai panašiai tiek, kiek buvo iki karo, ir visos čia kalbos apie tai, kad grūdai ar ten kiti produktai yra užplūdę Lenkiją ir vargšę Lenkiją tuoj reiškia, žlugs ekonomiškai dėl to, yra visiškai iš piršto laužti. Ir ne tik apie grūdus kalbant, bet ir apie visą eilę kitų prekių, kurias dabar Lenkai čia bando stabdyti ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, dėl ko dabar ūkininkai gali nerimauti, kas jiems kelia nerimą, bet tai nieko bendro su Ukraina. Tai visų pirma, grūdų pasaulinės kainos, kurios, aš čia vėl turiu duomenys. 17 metais buvo 400 dolerių už bušelį, sakykime, 400 vienetų. Karui prasidėjus pakilo iki 1200, dabar yra nukrytę iki 580. Kitaip sakant, kainos krenta žemyn. Be abejo, kad ūkininkui norėtųsi, kad tos kainos būtų likę taip, kaip karo pradžioj. Ir supyko. Ir supyko, kad jos krenta ir jos kris toliau, nes jos dar ir dabar jos yra didesnis negu prieš karą.
Tai va čia yra priežastis, lygiai taip, kaip ūkininkai galbūt nepatenkinti tenai žaliojų kursų, pievom ir taip toliau, bet prie ko čia Ukraina? Ir prie ko čia mūsų suvalkų, tas vadinamas koridorius. Mūsų suvalkų koridorius. Nu, tai aš sakau, aš netrandu žodžių nei moralinių, nei politinių, taip sakant, savo pasipiktinimų išsakyti. Ir mano manimu, nu, Lenkijai, pačiai Lenkijai tai tikrai yra labai kenkiantis jos įvaizdžiui dalykas. Aš nenustepsiu, jeigu lietuviai, nu, nežinau kas, bet jeigu lietuviai paskelbs paprastą akciją, pirk prekę ukrainietišką ir nepirk lenkišką. Būtų gerai, bet matai, dar kitas dalykas faktorius yra. Aš matau tokį sustingimą, išsigandimą Lenkijos politikų, ypatingai naujai laimėjusių irgi, mesgi kalbame su jais, jie yra mūsų politiniai grupiai. Tai laukia rinkimai, savivaldybių rinkimai Lenkijoje. Ir ta pusė, tos politinės jėgos, jos bijo pasakyti tą, ką mes dabar čia pasakėm, ir kažkoks tai jaučiasi pataikavimas. Bet, nu, tai čia jų problemas, mes jų neišspręsim. Paskutinį žodį, tai vat pataikavimas ir sukuria problemas. Taip. Kai niekas nepasako, nu, gal jau gana, nėra jokių priežasčių protestų ir jūs gal jau užbaikite, plus protestuoja, aš kiek suprantu, ten ant tų kelių stovi ten kelios dešimtis ūkininkų, nėra taip, kad ten stovėtų tūkstančiai, bet reiškia ir policija, ir valdžia sako, ne, mes su esam ūkininkų pusėje. Iš to kas pasidaro? Ne tai, kad ten grūdų neįleidžia, ukrainieškų grūdų neleidžia įvažiuoti ten į Europą ar kažkur kitur. Priedo aš matau, liaudiškai tariant, keikiasi mūsų savanoriai, kurie veža humanitarinę paramą į Ukrainą ir kurių nepraleidžia per sieną ir turi stovėti savaitėmis, nors veža automobilį, veža į kur nors tenai Chersono sritį kariškiam. Tai tiek šiandien mūsų įžvalgų svarbiausiais klausimais ir iki kitų susitikimų.